Sveiki sugrįžę į kovotojo kodą. Taigi, šiandieną mūsų rubrikoje kovotojo kodo Baziako rubrika. Mes pasižiūrėsime į Battle Beltą. Kitaip vadinamus karo diržus. Vienas iš mūsų žiūrovų paprašė, kad padarytume video vien tik tai apie karo diržą. Taigi, praeitame epizode turbūt matėte, mes šnekėjome su Linu apie kovos diržus. Jis pristatė savo diržą, aš parodžiau savo, bet šiek tiek žiūrėjome iš tolimesnio, kaip pasakyti, kampo. O šitame video pasinersime ir pasižiūrėsime biškai iš arčiau, kas, kur, kodėl ir pažiūrėsim viską iš arčiau. Taigi nieko nelaukiant, pasižiūrėkime, kas yra kovos diržas. Taigi štai, čia yra kovos diržas, arba kitaip vadinamas Battle Beltas. Taigi pasižiūrėsime jį iš arčiau, kokia yra diržo paskirtis. Diržo paskirtis iš tikrųjų yra perkelti didžiąją dalį inventoriaus nuo taktinės liemenės, kad tikrai jinai nebūtų perkrauta, nes mums tikrai reikalingas yra mobilumas. Taigi viską, ką mes galime perkelti nuo taktinės liemenės, perkeliam jį ant diržo ir turime viską sudėti ant diržo. Taigi dabar pažiūrėsime iš arčiau, ką bent jau, kaip aš komplektavau šį diržą ir ką aš esu jame ant jo uždėjęs ir ką aš tose paučiuose iš tikrųjų laikau. Tai šis diržas yra Matuza Tactical siaurukas. Jis yra šiek tiek biškai paturbintas, nes šiaip pats diržas dabar jisai yra uždėtas tiesiog ant klubų, laiko jį petnešas, aišku, dar yra podiržis, irgi taipogi ateina prie pačio siauruko, bet šį kartą aš podiržį neturiu įsidėjęs, tiesiog pats diržas užsiklijuoja ant podiržio, ant kelnių ir taip laikosi. Aš papildomai nusipirkau ir užsidėjau petnešas, todėl kad, bent jau kaip pasakau praeitame epizode, kad pats diržas, kai buvo vien tik tai laikomas ant podiržio, pas mane tikrai yra nemažai uždėtų dalykų ant diržo, tai man tikrai pradėjo labai spausti klubus, jautėsi svoris ant klubų ir tikrai nebuvo patogu eiti ganėtinai ilgesnius žygius. Tai nusipirkau ir užsidėjau papildomai petnešas, kas tikrai pakeitė visą, kaip pasakyti, visą šio diržo paskirtį ir tikrai jis tapo daug patogesnis. Tai jeigu jūs tikrai turite siauruką ir susidurite su tą pačią problemą, tikrai labai rekomenduoju įsigyti šias petnešas. Jos irgi yra Matuza Tactical petnešas. Mes mylim Matuza Tactical. Tai tikrai rekomenduoju įsigyti šitas petnešas ir užsidėti ir pamatysite tikrai didžiulį skirtumą. Taigi, nieko nelaukiant, pasižiūrėkime, ką šis diržas turi ant jo uždėta. Taigi, turim diržą. Iš tikrųjų, kaip šį diržą komplektavau, aš jį komplektavau per kelis kartus ir sukomplektavau vieną kartą, išėjau į pratybas, pabandžiau, kas veikia, kas neveikia ir tada iš naujo perkomplektavau. Iš tikrųjų, labai nesinori per daug apkrauti diržą, kad jis būtų labai įsipūtęs. Nes pas mane buvo ir užduotas ir kitas med paketas, med ifakas ir tikrai buvo labai didelis, įsipūtęs ir buvo nepatogu apsiversti netgi ant nugaros. Taigi, iš tikrųjų, kaip pasakyti, reikia bandyti, išeiti, žiūrėti, kas veikia, kas neveikia ir tada iš tikrųjų koreguotis. Tai dabar šiam momentui šis diržas yra optimaliai sudėliotas man ir jis tikrai man tinka ir labai patinka ir veikia. Turbūt, kad ateityje vėl kažką teks keisti, bet kol kas viskas yra gerai su juo. Taigi, ką mes turime? Mes turime priekyje, pasidariau pats tokį, kaip pasakyti, vadinamas S-hookas, tai ir paprastas parakordas, uždėjau priekį, čia tiesiog prisigabinu savo pirštinės, kas yra labai patogu. Toliau, kadangi esu dešiniarankis, tai pistoletas yra dešiniai pusiai ir aišku su kairė ranka keičiu dėtuvės, tai yra dvi greitolytės, irgi Matuza Tactical greitolytės, uždėtos iš karto priekį, kad galėčiau išimti ginklą ir jeigu reikėtų man keisti dėtuvės, aš galėčiau jos būtų arti pagal naudojimą ir galėčiau keisti. Tada turime ant šono, tada pirma pistoleto greitolytės. Sekantis yra dvigubas sudėti lenkiškos gamybos, kaip pasakyti, dėtuvių dėklai. Tai čia eina dvi dėtuvės šovinių, okay. Tai irgi taipogi jos yra arčiau priekio, nes jeigu reikėtų man ginklą keisti dėtuvę, aš galėčiau iš čia paimti ir greitai pakeisti. Ir taipogi po apačią, tuo pačiu principu galvodamas,
yra vadinamas dump pouchas, arba kitaip vadinamas tuščių dėtuvių pouchas, tai irgi iš Matuza Tactical, tai lygiai taip pat yra iš karto padėtas po šiomis dviemis dėtuvėmis dėklais, kad irgi jeigu reikėtų mest, aš galėčiau iš karto numetu ir pasiimu kitą. Tai viskas pasidėliota šitaip ir aš iš tikrųjų bandžiau šitą sudėti šaudykloj, tai viskas man labai puikiai veikia ir tikrai nebuvo man jokių trikdžių, tai viskas buvo gerai. Kol kas šitas šonas ir toks jų išdėliojimas labai puikiai veikia. Toliau, kad turim, yra gertuvė, tai gertuvė yra Matuza Tactical dėklė. Kodėl gertuvė yra čia, o ne ant nugaros iš tikrųjų, nes per pratybas tenka eiti į žvalgybą. Tai dažniausiai būna, kad aš nusimetu savo liemenę, o liemenėje ant liemenės yra kuprinė. To kuprinė aš galiu įsidėti camelback arba netgi pačioji didžioji kuprinė yra įdėta puslė, puslė camelbacko puslė. Tai aš tos kuprinės nesitempiu į žvalgybą, nes reikia eiti reikia daug eiti, dideliai atstumai ir tu turi būti mobilus ir kad galėtum greit judėti, tai dažniausiai nusimeti kuprinę, nusimeti liemenę šarvinę, kuri irgi nemažai sveria ir tada tik su diržu eini į žvalgybą, todėl kad turėtum ką gert ir atsigert, yra gertuvė pridėta prie diržo. Sekantis dalykas yra ant nugaros pusės. Yra uždėtas papildomas med paketas, arba kitaip, čia šiaip yra ne eifakas, čia yra trauma kitas, eifakas pas mane yra uždėtas ant pagrindinės liemenės. Tai trauma kitas, lygiai tas pats kaip eifakas, čia yra sudėtas būtiniausi dalykai, kurie būtų naudojami, jeigu aš susižeičiau ir man reikėtų kažką susibintuoti ar kokią žaizdą užtvarstyti, tai yra šitame trauma kite. Tai yra lietuvių gamintojas, Patriotas berods ir tikrai geras, kaip matote, jisai iš tikrųjų gali suspausti jį, jisai gali išsipūsti, gali daugiau prisidėti, bet aš stengiausi sudėti kuo mažiau daiktų į jį, kad jisai nebūtų toks išsipūtęs ir kiek galima jį labai mažai, suspausti, kad būtų jo profilis kuo mažesnis. Jisai veikia labai paprastai, jeigu tau jo reikia, tiesiog paimi, ištrauki ir viskas įsitraukia, štai toks dalykas. Pats dėklas lieka, kas yra gerai, pats dėklas lieka prie diržo ir tiesiog čia visi reikmenys, kurie reikalingi, yra šitame vidinėme dėkle, kurį gali atsidaryti ir įsimti tai, ko reikia. Tai tikrai rekomenduoju šitą trauma kitą. Jis yra geras dalykas. Toliau turime šitą trauma kito, jau į dešiniai pusiai turime multitoolą. Paprastas Milteko multitoolas, ne Ledermanas. Puikiai veikia, jeigu reikėtų kažką nukirpti, kažką sutvarkyti, jeigu užsikirstų ginklas, yra daug visokiausių dalykų. Yra replės, kurios veikia, jeigu reikėtų kažką nupjauti šaką, kaip matote, čia biškiai yra pasilikę netgi medienos, tada yra ir peilis yra, atsuktuvas, visokie kaiščiai, kuriuos gali panaudoti, tai yra tikrai neblogas multitoolas ir tikrai aš jau jį esu panaudojęs ir tikrai buvo labai gerai, kad jisai buvo šalia manęs, kaip man jo reikėjo. Toliau, tada čia turime dar vieną dėtuvių dėklą, tai yra irgi dvigubas dėklas. Tai jį galime sudėti dar 2 dėtuvės papildomas. Tai iš viso ant diržo gaunasi, kad pagrindinio ginklo yra papildomai dedamos tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje. Yra dedamos dar po 2 kiekvienoje pusėje dėtuvės, tai iš viso gaunasi 4 dėtuvės. Ir aš turiu 5 dėtuvės ant šarvinės liemenės. Tai iš viso pas mane yra 9 dėtuvės, kas yra tikrai nemažas kiekis ir sudėjus visus šovinius, tai susidaro daug svorio. Tai kaip matote, viena dėtuvė yra kairėje pusėje, kita dėtuvių dėklas yra dešinėje pusėje, todėl kad vėlgi reikia, kad būtų diržo pats svoris būtų išbalansuotas. Tai reikia taip ir galvoti, kaip komplektuojat savo karo diržą, kad reikia, kad svoris būtų išbalansuotas. Kaip matote, gertuvės dėklas yra šiek tiek arčiau nugaros ir vidurio. Ir
tai vėlgi žiūrim į visą balansavimą, nes dar čia mes turime papildomas dėtuvių dėklas, tada dar turime ginklą, tai vienas kitai tai atsveria. Taigi, tęsiant apžvalgą, taigi, taip, papildomos dar 2 dėtuvių dėklas, tada turime bendros paskirties Tasmanian Tiger dėklą, kuriame gyvena keli dalykėliai. Tai yra peiliukas, tai yra valgymo įrankis, nes jeigu neturi įrankio su kuo valgyti, tai žinau, kad gali būti labai negerai. Tai visą laiką svarbu turėti prie savęs valgymo įrankius. Tai čia yra įdėtas valgymo įrankis, ten šakutį, gal netgi ir dar kitoks peiliukas įsilankstantis ir šaukštas, tai yra labai patogus dalykas. Ir taipogi aš turiu dar įsidėjęs čia į vidų ant galvos žibintuvėlį, Miltech firmos, irgi neblogas žibintuvėlis, tai dar kas keliautų į šitą General Pouchą, tai belekas, ką tik sugalvočiau įsidėti, ko man galėtų reikėti, tai gali būti kokie saldainiai, sneakeris ar dar kažkas, batonėliai, tai čia keliautų į šitą dėklą. Ir tada turime dėklas ginklui, tai yra Matuzu Tactical dėklas ginklui. Ir ne pats idealiausias variantas, bet iš bėdos gerai, nes jeigu prisiminsit ir žiūrėjot praeitą epizodą su Linu, kad pas mane ginklas nėra vienas iš, kaip pasakyti, populiaresnių kol kas, tai labai sunku atrasti tikrai gerą dėklą ginklui. Tai kol kas šitas yra modulinis, jisai gali pasigilinti, iš šonos pasididinti, tai gali pritaikyti prie kiekvieno ginklo, tai kol kas atlieka savo paskirtį, tai yra gerai. Ir aišku, kaip minėjau, aš papildomai įsidėjau šleikas, kad tiesiog būtų patogiau nešioti patį diržą ant savęs. Tai tiek būtų apie šitą diržą ir kaip aš susikomplektuoju savo karo diržą. Jeigu jums kyla klausimų, prašau drąsiai parašykite komentaruose klausimus ir mes tikrai atsakysim juos ir padarysime atskirą video. O šiam kartui būtų tiek ir tiek apie karo diržus. Tai jeigu komplektuosit savo karo diržą, tikrai pagalvokite kaip apie svorio balansą ir tikrai, kad kur jūs dedate savo įrankius ar kur dedate savo, kaip pasakyti, dėklus, kad tai būtų dažniausiai naudojami dalykai ir kad svoris būtų paskirstintas. Šiam kartui tiek, ačiū Jums ir susitiksime kitose video. Iki.